Roll Lithuania yra švedų kapitalo įmonė, įsikūrusi Šiauliuose ir Klaipėdoje. Pagrindinė įmonės veikla yra reguliuojama aukščio stalų gamyba ir parduotuvinė įranga. Kai įsikūrėme šiame pastate, įmonėje buvo sumontuota 320 kW saulės jėgainė, tačiau augantis energijos poreikiai ir nepastovios energijos išteklių kainos paskatino mus svarstyti apie saulės elektrinės plėtrą. Tai situacija čia šitame objekte išskirtinė, nes būtent klientas jau turėjo įsirengęs saulės elektrinę ir norėjo ją išplėsti pagal turimus resursus, plius minus iki 1 MW. Visas projektas prasidėjo nuo išsiaiškinant kliento lūkesčius, studijavus esamą pastato situaciją, pasirengus modeliavimą, tuomet atlikom projektinius skaičiavimus pagal prijungimo sąlygas ir parinkome tinkamą tam įrangą. Prekinis ženklas buvo svarbu, nes norėjome, kad tai būtų laiko patikrintas sprendimas, taigi rinkomės iš 10 didžiausių saulės elektrinių modulių gamintojų. Nepaslaptis, Trina Solar pardavinėja savo panelės visam pasaulyje, bet jeigu šnekėtume apie Lietuvą, Latviją, Estiją, Baltijos šalis, Trina Solar yra pristatę saulės panelių jau virš 2 GW. Galima tikrai drąsiai teigti, kad Trina Solar Vertex S+ panelės yra numeris 1 Baltijos šalyse. Žinoma, besirinkdami modulių gamintoją skiriame dėmesį efektyvumui, ilgaamžiškumui ir techniniam aptarnavimui. Renkantis su kokiu gamintoju darbuotis ir net gamintojo požiūris į mūsų lokalias rinkas, nes vis tiek Baltijos šalys jos yra pakankamai nedidelės. Ir Trina Solar yra vienas iš nedaugelio gamintojų, kuris turi vietinę žmonių komandą. Trina Solar Vertex S+ panelės turi dvigubą garantiją, tai yra 25 metų produkto garantija, kad dėl kažkokių tai aplinkos sąlygų netitiktų, sakykime, produkto techniniai reikalavimai. Ir kita yra efektyvumo garantija, tai yra 30 metų, kad Trina įsipareigoja, jog saulės modulis vis dar atitiks 87,4% savo pirminės galios. Per eilę metų išsitestavom tikrai ne vieną gamintoją, ne vienas panelės. Buvom atlikę ir keletą laboratorinių bandymų būtent Lietuvos klimato sąlygom, saulės radiacijos tom sąlygom. Tai sudėjus visą bendrą visumą tų testų, tai yra ir generacijos, ir kažkokio tai ilgaamžiškumo, ir atsparumo, tai Trina Vertex S+, būtent to dvigubo stiklo buvo mums pačios priimtiniausios. Atrankos procesą vykdėme gan detaliai, rinkomės iš daugiau nei 10 kompanijų, vertinome rangovų kompetencijas, siūlomą įrangą ir sprendimus. Vienas iš jų buvo kompanija Lithuania, kuri išsiskyrė savo kompetenciją ir artumu klientui. Pagrindinis iššūkis tai yra ribotas stogo plotas, tad reikėjo labai tiksliai susimodeliuoti ir parinkti konstruktyvą, tiek ir modulių galingumą, kuris būtų efektyviausias pagal esamą situaciją. Visam projektui įgyvendinti yra planuojama 6 mėnesiai, kol kas nuo grafiko neatsiliekame, net ir žengiame keletą savaičių priekį. Šiam projektui įgyvendinti pasirinktos pagrindinės įrangos, tai būtų saulės moduliai Trina gamintojas 440 galios, tai iš viso sumontuota 1363 moduliai. Kaip socialiai atsakinga įmonė esame įsipareigoję mažinti taršą ir išmetamas šiltnamio efektą skatinančias dujas, efektyviai naudoti energiją. Šios 600 kW elektrinės atsiperkamumas turėtų siekti mažiau negu 3 metus. Aš manau, kad jūs nesuklysit, jeigu rinksitės Trina Solar, o jeigu turit kažkokių klausimų, tai manau drąsiai kreipkitės į mūsų partnerius Lithuania ir Roll, kurie jums tikrai iš pirmų lūpų papasakos, kaip jiems sekasi su tuo gyventi.